Sveiki visi. Taigi šiandien vėl grįžtame su 3 kaladžių skaitymu. Ir šiandien bus tokia įdomesnė tema. Tai yra, ką jūsų protėviai ar kokią žinutę iš kito pasaulio nori jūs pasiekti ir kodėl. Taigi vėl matote 3 kaladės ir aš vėl sudedu skaičiukus, pagal kuriuos jūs galėsite pasirinkti tau rezonuojančią kaladę. Taip pat primenu dar kartą, kad nesvarbu, kada pažiūrėsite šitą video, jeigu jums rezonuoja, jisai galioja bet kada jį pažiūrėsite. Taigi pradedame nuo pirmo varianto. Pasidarau šiek tiek vietos, patraukiu. Taigi, pirmas variantas, ką mums atskleis. Ką protėviai ar kokia žinutė iš kito pasaulio nori jums perduoti. Kokia žinutė nori jums perduoti. Taigi, jūsų žinutė iš kito pasaulio ar nuo protėvių. Greičiausiai čia bus nuo protėvių, nes tai idėjos, kurios jūs šiuo metu imatės, idėja greičiau, jinai jau turi pamatą, jinai jau yra jumyse. Ir jinai jums gali atnešti tikrai stabilumą gyvenime, tiek finansiškai, tiek visom kitom prasmėm, bet kad tai gyvendinti, jums teks investuoti pinigų ir už tą idėją atstovėti, ką jie dar nori pasakyti. Kad nusivylimai praeityje, išdavystės, įvairūs tokie emociniai niuansai jums buvo būtini, kad jūs įgytumėt patirtį, kad jūs galėtumėt ištransliuoti visą tai, ką jūs patyrėte, į pozityvą, į žymiai, kad jūs galėtumėt atliepti savo klientą, galbūt klientus, ar kitiems kvėptumėt savo pavyzdžių, kaip visą tai galima išgyventi ir kaip tai galima paversti pozityvių dalykų. Jie nori jums tai pasakyti. Jūs labai daug perėjot, bet perėję jūs rasit vidinį pasitenkinimą. Net jei dabar šitas perėjimas, šita kelionė atrodo labai sunki, emociškai. Netgi jeigu jaučiatės vienišas šiuo metu. Netgi jeigu jaučiatės, kad esate vienišas ir vienas kovojat su tai idėjai, ruošiatės. Bet teisingumas yra jūsų pusėje, viskas bus pasverta. Šiuo metu jums tenka savo poziciją išsikovoti, bet jie palaiko jūs, jūsų protėviai jūs palaiko. Negi jeigu jūs nejaučiat jų, bet per sapnus jie pas jūs ateina. Būtent per sapnus, mato. Per sapnus jie palaiko jūsų nugarą. Jie jūs įkvepia. Jūs žinote, kad jie yra šalia ir kad jūs visi pergalė, bet kuriuo atveju. Bet svarbiausia pamoka jums šiuo atveju yra nepasiduoti savo ego, nes ego, jeigu jisai užaugs pernelyg didelis, norėsit per daug pinigų, per daug visko, tiesiog pakipsite. Pakipsite toj, ta prasme, vos ne aukos pozicijoje. Bet jūs turit visas šiuo metu viską,
ko jums reikia, jums yra suteiktos visos galimybės ir visi protėviai yra, tai jie yra palaiko jūsų nugarą, palaiko jūs visom ko. Ir galiausiai jūs išeisit kaip nugalėtojas, kaip tas, kuris kontroliuoja savo gyvenimą, kuris kūrė savo ateitį. Jūs išeisit kaip imperatorius. Bet šiuo metu jūs esat tik pieška visoje šitoj gyvenimo žaidime. Bet jūs išeisit kaip nugalėtojas, kaip imperatorius. Na ir paskutinė žinutė jums. Jums sako neskubėti ir mėgautis procesu. Ir jūs viską pasieksite. Tai toks buvo pirmas variantas. Ką protėviai, anapusinis pasaulis nori jums perduoti. Ką jums svarbu žinoti. Čia vadovaujasi kortos. Gerai, ką anapusinis pasaulis nori jums perduoti. Ką nori protėviai perduoti. Joks sako, jums reikia biškį prilėtinti tempą. Jūs kažkur labai skubai. Gerai, ką nenori sakyti. Taip, jie nori, kad jūs prilėtintumėt tempą, jūs kažkur labai stipriai veržėtės. Bet patys dar tiksliai nežinote, kur. Pas jūs labai daug idėjų. Pas jūs labai daug idėjų. Tačiau turite įsipareigojimą, turite šeimą. Labai daug ko neapgalvojate, apsiimate labai daug atsakomybių. Ir šiuo metu tikrai esat pasimetę, turit, kaip pasakyti, labai daug gabumų. Šitą kortą rodo, kad turite labai daug gabumų. Bet šiuo metu nežinote, į ką investuoti. Jūs norit ir save realizuoti ir laikyti finansinį saugumą. Bet šitą kortą rodo, kad jūs nesugebat pasirinkti tinkamos terpės, ta prasme veiklos, kuri tiktų abiem. Ir ką protėviai nori jums pasakyti. Bus, manau, du pasirinkimai. Taip, jums duoda du pasirinkimus. Arba eiti pažįstamų kelių, tačiau keisti veiklą, kuri jums dėja neatneš daug finansinio saugumo, jūs kaip tik prarasit finansus. Ir įgysit kažkokį žinomumą galbūt, įgysit naujų pažinčių, bet tai neatneš jums finansinio pasitenkinimo, kažkokios savirealizacijos. Rodo, kad jūs tiesiog nemokat savo idėjų, nemokėsit savo idėjų pateikti taip, kad jas pirktų. Ir jūs patirsit nuostolių. O kitas pasirinkimas tai yra nuspręsti pilnai, ko jūs norit. Pasirinkti būtent tą kelią, kuris veda jūsų širdimi. Ir bus visiškas perversmas jūsų gyvenime, visiška transformacija. Jūs perėsit į kitą lygį. Jūs turit atsisakyti saugumo,
Jūs turit pradėti keisti savo gyvenimo kryptį. Ir tada ateis pasirinkimas ir koks tai bus. Pradžioje, kai jūs pradėsit pilnai, atsisakysit to, ko jūs laikėtės iki tol, kas buvo jūsų kažkoks emocinis saugumas, jūs ateisit į pilną emocinę savirealizaciją. Tai emociškai jums teiks labai daug džiaugsmo, labai daug gyvybinės energijos ir ta gyvybinė energija jums realizuosis į pinigus. Jūs tapsit savo srities specialistų. Bet jūs turite atsisakyti šito saugumo, kuris neneša jums jau seniausiai nebeneša jokių, pinigų. Tie pinigai yra, kaip sakant, juodų prakaitų uždirbti. Bet jie nieko nebeneša. Ir koks galutinis patarimas? Eikit pamažu į tai, kas džiugina jūsų sielą. Toks yra jūsų protėvių patarimas jums. Taigi toks buvo antras variantas. Taigi eikime prie trečio varianto. Trečias variantas. Ką jūsų protėviai ar didesnės jėgos, anapusinis pasaulis, ką nori jums perduoti? Kokią nori perduoti jums žinutę? Kokią nori perduoti žinutę anapusinis pasaulis? Jūsų protėviai sako, kad tai, ko jūs siekiate, idėjos, kurias bandote įgyvendinti, neišsipildys. Todėl, kad tai yra daugiau emocinis užsidegimas nei realus kažkoks idėjos, verslo idėjos matymas. Ir kodėl taip yra? Jūs turit visas galimybės tas savo idėjas įgyvendinti, bet jūs nenorit keistis. Nenorit keistis, ta prasme, kad tos idėjos neštų pinigus. Jums tiesiog patogu svajoti. Jūs tarsi svajojat, kažką darot, bet nesikeičia. Nesikeičia ta prasme, kad tos svajonės neštų realius pinigus. Jūs tarsi netikit, kad visą tai, ką jūs galvojat, tai yra tiesiog tarsi kažkokia tvyranti pas jūs galvoje ar aplinkui energija. Aš kažką padarysiu ir galbūt tai kažkada išsipildys. Bet esmė ta, kad neišsipildys, jeigu jūs nesimsit jokių veiksmų. Nes šiuo metu viskas yra tik jūsų galvoje. Niekas nevyksta. Niekas savaime neįvyks. Taip, jie ir sako, kad niekas savaime neįvyks, nes jūs laikotės to paties scenarijos jau ne vienus metus. Ir jūs jo nepaleidžiat. Ta prasme, jūs laikotės kažkokio finansinio saugumo, labai minimalaus saugumo, kai jūsų idėjos yra, peržengia, ta prasme, jūsų suvokimą. Būtent esmė ta, kad jūsų idėjos peržengia jūsų paties suvokimą. Ir jūs nesugebate įvertinti jų finansiškai. Ir jūs nežinodami, kiek vertos šitos jūsų idėjos, jūs iš karto jomis nusiviliat ir nieko nedarot. Tiesiog lieka toj pačioj pozicijoje, kaip ir norit kažkur eiti, kažkur kažką daryti, bet jūs lieka toj pačioj pozicijoje.
Ir ką jūsų protėviai nori pasakyti? Jie nori pasakyti, kad gana gulėt, gana sėdėti šitoje patogioje pozicijoje, šitoje komforto zonoje. Eikit, būkit vienas, atskleiskit save per šitą veiklą, atskleiskit savo vidinę ugnį, vidinės paslaptis. Jūsų niekas nebestabdo, ta prasme, jums nereikia nieko maldaut, kad jūs, ta prasme, išlaikytų. Jums reikia tikėti savim. Pas jūs labai žema savivertė ir jūs, nemato šitų idėjų, kad jos gali uždirbti pinigus jums. Jūsų idėjos gali uždirbti jums pinigus. Kad jūs turi žymiai daugiau ugnies, kad, kokios kortos. Vat jeigu jūs pagaliau pasiryšit išeiti, va štai va, kas jūs esate, štai va. Ugnies, jūs esate ugnies. Ir jums nieko praktiškai, jums tai reikia pradėti ryžtingai nusiteikti ir pradėti iš šitų savo idėjų uždirbti pinigus, įdarbinti jas. Idėjas reikia įdarbinti. Tai atneš jums ir finansinį stabilumą, ir emocinį, ir tęstinumą. Kas svarbiausia, tęstinumą. Žmonės jumis tikės ir pritrauksit ir daug klientų ir viskas bus jums gerai. Jeigu jūs sugriausit tą savo nepasitikėjimą savimi, sugriausit visą tai, kas buvo. Atsisakysit to kažkokio prisirišimo prie tų savo visokių baimių, priklausomybių. Tiesiog pradėsit. Štai tokios buvo žinutės iš protėvių ir iš kito pasaulio. Tikiuosi, kad jums patiko, susitiksime kitose skaitymuose. Ačiū.